Prieš video prasidedant norėčiau padėkoti Miglei ir Džiugui už fanartus. Ir taipogi norėčiau pasakyti, kad ir jūs galite man atsiųsti fanartus. Tiesiog nueikite į Facebook puslapį, kurio nuoroda bus padėta descriptione arba kitaip aprašyme. Ir tada nusiųskite tam puslapį žinutę ir dėkite savo fanartus. Taipogi galite paklausti manęs kokio nors klausimo. Aš tikrai atsakysiu. Taigi, siųskite ir gaukite shoutoutą. Ačiū. Taigi, bežiūrėdamas savo archyvą, radau tai. What the hell? Taigi, čia mes turime kelis žurnalus, 4, 3 iš jų pabaigtus, vieną, kaip suprantu, buvo kažkas bandymo pabaigti. Tai čia buvo žurnalas JKŽ, arba kitaip juokingiausių komiksų žurnalas. Patylėkit, man buvo tada... Paka. Man tada buvo 9, okei? Tai aš buvau antrokas. Ne ką geriau. Taigi, čia buvo mano žurnalas, kurį aš dariau ir dariau savo tėvams. Aš maniau, kad galėtumėm paskaityti juos, taip pažiūrėti. Oh god. Pakvatokime. Turime trumpas, bet juokingas komiksas. Ar yra daktaras pelėje? Tikri komiksai. 2011 metų Einšteinas. Wow. Aha, boom, au. O, kol kas įdomu. Ne. Keista. Tas tirštis mane padarė senesniu ir pakeitė plaukų spalvą. Ir turiu brūkšnį, kuris atrodo kaip žaibas. Ir, oho, tėtė nežais su ugnimi. Aš nesudegsiu. Tu teisi, nustosiu. Ir jisai sudega, pabaiga. Man buvo 9, aišku, aš dar nebuvau toksai prikolistas. Ir dabar nesu. Trumpai, Čeko Noriso nuotykiai. Oi, atsiprašau. Čeko nuotykiai. Haha. Jis įdūrė į pilvą sumo ir jis susprogo. Pabaiga. Mėgstamiausi herojai top 5 dėmesio. Išrink savo mėgstamiausią herojų, paskambink. Oh god. Čia mano numeris. Užblorinsiu. Halloweenas. Halloweenas bus puikus. Tikrai? Buvo Halloweenas. Kitas Halloweenas. Buvo ARGRB. Ha. Toj tu gausi. Piktas emoji veidukas. Negerai. Oi, au, aktu, šitau. Atrodo, mes pasimokėm. Taip, va. Čia užlipdyta kažkas. Jo, čia buvo klaida ir manęs tėvai prašė, kad pataisyčiau. Taigi mes turime dabar kitą JKŽ, kuris yra sukurtas 2012, tai metai kažkur praėjo. Ir ant viršelio, kad jisai kažkas geriau arba blogiau. Gerai, jeigu aš vėl atsiversiu ir surasime kokį tokį. Trumpai, Čeko nuotykiai. Ne. Tikri komiksai. Ūsų kova. Ponios ir ponai, su jumis kasmetinė ūsų kova. Supažinkim su dalyviais. Ponas Čingčangas, Mr. Ūsus ir ponas Žuvis. Mr. Klionka. Man atrodo, šitas langelis yra net visas juokingesnis už pačią pirmą dalį. Na, tai buvo truputį keista. Na gerai, pradedam. Jisai surėkė, žemės turėlėjo, ūsai pabėgo, grįž KK. Užkliuvo už akmens, jisai nugriuvo ant žemės ir kadangi jisai storas,
žemė pradėjo visą judėti, žuvis nuslydo nuo kėdės, nugriuvo ant žemės, susitrenkė stiklą į tą, vanduo išbėgo ir mirė jie abu. Oho, kiek daug atsitikimų. Na, aišku, laimėtojas yra, jie ūsinė netelpa į vieną langelį, reikėjo čia net uždėti. Laimėtojai yra Marausus. Parodykite, kur jūs dėsite taurę. Ir jisai parodo ūsus. Čigonė yra nepaprasta čigonė. Nori sužinoti, kodėl dabar kiekviename žurnale bus priedas, tai yra korta ir čia čigonės nuotraukos detalės. Surink ir sudėliok nuotrauką. Kad aš jokios detalės nemačiau. Tikri komiksai. Lara Croft. Oh god, Minecraft parodija. Kur aš esu? Pala. Kas čia? Medis? Pykšt. Mėsytė. Po 10 minučių. Gerai, aš turiu viską. Žemėlapį, deimantinį kardą, kiaušinį, šuniuką. Pasmaukė šuniuką? Oh god damn it. Aš pati turtingiausia. Kas ten? Žiūri pro skylutę, šauna. Pala. Kaip jisai pro duris iššovė strėlę? Pataikė po minutės. Neapsidairo. Ką? Boom. Game over. Trumpi komiksai. Kai aš užaugsiu... kai aš užaugsiu... Kai aš užaugsiu, nukeliausiu į Mėnulį. Kam laukia? Jinai spyrė ir į Mėnulį nuskris. Mirk bulvė. Mirk bulvė. Ne šiandien. Norėčiau pasakyti, kad tuo metu buvau tikras Tomska fanas, todėl visi šitie 3 bairiai yra iš jo ASDF movies. Tai sorry, not sorry. Gerai, turime dar vieną JKŠ. Ir šį kartą ant paveikslėlio mes turime daugiau dalykų. Mes turime Pikachu, turime kažkokį magą skraidantį, turime bežionę, turime Pokemon Ashą, turime kažkokią iš siaubo filmo moterį ir, kaip suprantu, aš bandžiau nupiešti save čia. Bandžiau. Plius priedas JKŽ VIP draugo anketa. Nebuvo jokios anketos. Jeigu aš dabar atversiu pirmą puslapį ir vėl pamatysiu pakvatokime, aš žinokit, mesiu viską į šoną. Ačiū Dievui. Ei, žiūrėk, šiandien gavau 10 like per Facebook. Jūs gavote 10 like. Neblogai. Kaip matome, čia yra puikus parodymas, kaip nepiešti Obamos. Pagaliau gavau diplomą. Kas norit į pasimatymą? Adresatai. Mama, tėtis. Per amžius vienišas. 2 memes vienam puslapyje? What the hell? O dabar jūsų balsai buvo suskaičiuoti ir kova tik po kelių komiksų. Jeigu Adomas, Kastetas, ir Ieva būtų kinai. Gyvatės dalys. Tai kaip matome, mes turime keistuolį, kuris tuštumoje sėdi ant kėdės ir pro jį praeina mirtis arba giltinė. Ei, tu! Einam su manim, Smitai. Prašau, ne. Einam, Timai. Pala, aš ne Timas, po perkūnais. Timas mano brolis. Kova. Čia kažkas įdomaus. Taigi, kairiajame kampe mes turime Džikiki prieš magas žvaigždžių gynėjas. Start. Čika. Jisai parodė savo pilvą ir jisai bandė užblokuot, bet jisai prarado pusę širdutės. Jisai dabar spjovė jam ant bato ir jo koja ištirpo. Jisai prarado visą vieną širdutę. Jisai dar daugiau magijos panaudoja ir, nuima vieną širdutę. Džiki. God damn it, pribaikį. Jisai nusiema savo kaukę, ir jisai Hadouken! Ir jisai visai nužudo Čikį.
galime sakyti, džiki nebuvo toksai jau kiki. Aš nebegaliu. Jūs abu nuostabi pora. Dėkui, bet greitai mes būsim tryse. Sveikinu. O vienu momentu aš net pamaniau, kad tu pastorėjai. Gali patikėti? Iš tikrųjų, tai mes įsisūnysim. Dvigubas alus. O kodėl savo dukrą pavadinai žmonos vardu? Žiūrėk, va kodėl. Jurga, atneš man alaus. Duokit jam medalį, jis yra protingas. Nusprendė gyventi vienas. Mama, tėti, nusprendžiau gyventi vienas. Šunuolis sūnau, didžiuojuosi tavimi. Jūsų lagaminai jau supakuoti. Kodėl tu išsiskyrei su Antanu? Na, ar tu galėtum gyventi su žmogumi, kuris geria, spjaudosi, perčia? Man atrodo, visus 3 dalykus, kuriuos tu išvardinai, yra normalūs žmonių dalykai. Visi geria vandenį, visi spjaudo ir perčia, nes dėl to, kad jie... Na, tai ir Antanas negalėjo. Ir štai mes turime paskutinį žurnalą, kuris buvo 2013 metų 7 Liepą. O, 7 mėnesio Liepą, jo. Ok, pirmas puslapis tuščias. Ai, čia susilipdo, todėl čia. Pato. Ne, tiesiog ne. Mėnesio komiksas. Jis niekada neišpopuliarės. Kodėl? Kas kodėl? Na, tu tik pažiūrėk ją. What? Kur daugiau? Kaip suprantu, čia nebuvo pabaigtas jisai, nes pažiūrėkit, kiek daug lapų tuščių. O pačiam gale mes turime... Na ką, mėly bičiuliai, iki rugpjūčio. Man atrodo, kad tas rugpjūtis niekada neateis.